Kai mes augom, nebuvo kam suprasti mūsų jausmų, tų emocijų. Mes daugiau gyvenom tokiam išgyvenimo lygmenį, materialumo lygmenį. Bent jau aš sakyčiau, kaip mano amžiaus, man dabar 45, kad tai buvo toksai laikotarpis, kada dar, kai augom, buvo Sovietų Sąjungoje Lietuva, paskui jinai atsikovojo nepriklausomybę ir kažkurio momentu tas materialus gyvenimas pradėjo gerėti. Atsirado daugiau visokių prekių importinių, atsirado pasirinkimas didesnis. Ir žmonės kaip ir geriau pradėjo gyventi. Bet čia tik materialinė prasme. Emocinė prasme visiškas buvo štilius, nesupratimas, psichologijos nebuvo, supratimo nebuvo, saviugdos nebuvo tuo momentu. Žmonės galėjo naudotis kokiais tik tais malonumais, kūno malonumais, ir daiktų suteikiamais malonumais. Todėl apie vaikų kažkokią tai emocinius poreikius, tai net kalbos nebuvo. Ir būtent todėl mes neišmokom išreikšti.